Kalbinam Impuls sporto klubo trenerį, taip pat dirbantį Vilniaus Kibirkšties komandoje Bronių Burneiką, kuris padės mums sužinoti šitą daugiau apie krepšininkų fizinį pasirengimą ir visą tai, ko reikėtų ir kas būtų geriausia mėgėjų krepšinėje sportuojantiems krepšininkams. Tai treneri, dabar pradėsime nuo to. Ateina žmonės, kurie sportuojantis, mėgsta krepšinį, nori pasirengti kuo geriau ar krepšinį sezoną. Nuo ko jums reikėtų pradėti? Pradžia būtų nuo to, kad mes ruošimės būtent krepšinio sezonui, tai mes jau pradedam ruoštis vasaros vidury ir vasaros į pabaigą. Tai aišku, pradėčiau siūlyti neaptingti ir pradėti viską sistemingai suruošti nuo viso makro ciklo iki savaitinio mikro ciklo pačiam sportininkui, mėgėjui, kiek jisai gali fiziškai susidėlioti, kiek jisai turės laisvo laiko, atskaitomai nuo darbo, kiek jis galės būtent ruoštis treniruoti, kiek jis galės skirti laiko tiek maisto racionui, tiek fiziniam savo pasirengimui bendram. Taigi pradėti būtų pirmiausia, kas jam svarbiausia, pakelti savo fizinį pasirengimą į aukštesnį lygį. Taigi nesiūlysiu iškart pradėti nuo sunkių fizinių programų, kaip būna ypač pačius krepšininkus mėgėjus puola dirbti su svoriais, būtent kai ypač aktualu didina savo staigiąją jėgą, norėdami kuo aukščiau pašokti, kuo greičiau išbėgti, kuo geresni tapti su dideliais svarmenimis, ko pasakoje prasideda didelis rimtos traumos. Taigi žmogui aš pirmiausia pasiūlysiu pradėkit nuo gero apšilimo, pasirinkimo visom treniruotėms ir po truputį didinant fizinį krūvį pereiti į aukštesnį etapą. Dabar minėjot, kad vasaros pabaigoje, kad, sakykime, nedirbs su svarmenim, tai jūs tiesiog ar patartumėt nuo kažkokių bėgimo pratimų ištvermės ir nuo, sakykime, dar atskirų fizinių, kaip jūs tą pačią pradžią dabar patartumėt padaryti? Kaip yra krepšininkam reikalinga ištvermė, bet jiem reikia greičių ištvermės, nereikia būtent tos pačios ištvermės lakstyti ilgiausias maratonus, ilgiausius krosus ten po valandą, po dvi, kad padidinti ištvermę. Reikia jiems būtent tos ištvermės, kokios reikalauja pačios varžybos. Taigi, kas toliau eitų su svarmenim, siūlysiu šiek tiek pajudėti su svarmenim, padirbėti sporto salėse, tačiau tas fizinis krūvis svarmenų neturėtų būti ypač apkraunamas stipriai, ypač neturėtų būti ir pats didžiausias svarmenis, kai žmonės daro tuos pritapimus su dideliais svoriais, manydami, kad padidins savo būtent šuolio jėgą, tai dažniausiai pasibaigia traumomis, nes pats fizinis krūvis būna jiems per didelis. Ypač nėra pasiruošę raumenis priimti tokį didelį fizinį krūvį, kas galiausiai baigėsi sąnarių gadinimu. Kiek laiko rekomenduotumėt tokius įėjimą į normalų sportą daryti? Porą savaičių, mėnesį? Priklausomai nuo kiek tas mėgėjas yra fiziškai pasiruošęs. Aš manau, pats pagrindinis, jeigu jisai vasarą būtent nesilsėjo 2 arba 1 mėnesio visiškai nuo fizinio krūvo, tai aš manau 2 savaičių ir 3 savaičių gali užtekti įsivažiuoti į patį pagrindinį fizinį krūvį, jau kai galėtų taikyti palaipsniui didinant fizinį krūvį. Tačiau nereiktų pamiršti, kad taip gali būti ir užsitęsti procesas priklausomai nuo to mėgėjo, kiek jis yra fiziškai pasirengęs ir kiek jis laiko įsivažiuos pats. Dabar pradžioj pokalbio minėjote, kad reikėtų labai sureguliuoti savo maisto racioną. Ką patartumėt vartoti sportininkam, ypač mėgėjim, kurie, žinoma, griežto sportinio režimo ne visą laiką laikosi? Mėgėjam aš siūlysiu susistikuoti visą dieną, kada jisai keliasi, kada jisai eina miegoti, kada važiuoja į darbą, būtent, kad kiek įmanoma prisilaikyti būtent savo rutinos ir to pasakoje būtų maistas tvarkytas, stengtis vienodom porcijom, paskirstytis angliavandenių, baltymų, riebalų santykius dienos racione ir svarbu, kad būtų pats laikas, kad nebūtų pusryčiams tenais išgėrti
geriau kavos, valgiau porą sumuštinių ir lėkiu į darbą, arba išvis nevalgau pusryčių, nes nepatinka, organizmas nepriema. Pradėkime nuo to, kad pusryčius reikia valgyti būtinai, pietus, priešpiečiai, pavakariai, vakarienė, visą tai turi būti. Ir kuo žmogus sistemingiau valgys maistą, naudos, tinkamai maistą pasiruoš, to jo būtent tiek fiziniai parametrai, tiek pats kūnas priiminės geriau maistą. Toks metabolizmas bus aukštesnis, kuo aukštesnis metabolizmas, tuo aišku geriau pačiam kūnui. Kūnas žino, kada laukia maisto, žino, kada gaus maistą, žino, kad kiek gaus ir ta prasme jisai jau bus pasiruošęs tiek fiziniams krūviams, tiek gyvenimo išbandymams. Dabar, jeigu jau atėjo ruduo, sezono startas, žmogus mėnesį pasiruošė tinkamai sezonui, pačiam sporto klube, kaip būtų, ar jis, ką jis galėtų savarankiškai daryti, ar tiesiog geriau tiesiai kreiptis į trenerio pagalbą, kuris sudarytų konkrečią programą sporto? Pats geriausias dalykas, aišku, būtų kreiptis į specialistus ir prašyti jų pagalbos, kad sudarytų būtent jam treniruočių programą pritaikytą pagal varžybas. Aišku, toks variantas tinkamas, kai žmogus ypač pradeda ruoštis savo. Kiek aš žinau, kiek aš perskaičiu, kiek aš forume girdėjau, kaip man pasakė forume kažkoks ten specialistas, ar dar kažkas tai, ar draugas paporino man, tai paskiau galiausiai baigėsi, kad žmogus dirba visiškai ne ta linkme, ko jam reikia, visiškai ne tai, ką turėtų daryti krepšininkas, daro taip, kaip girdėjo, kaip patarė pažįstamas ar dar kas nors. Būtų geriausia kreiptis tiek į specialistus ir pačiose treniruoklių salėse apsilankius. Pirmiausia, žinoti, nuo ko pradėti. Ir visgi, jeigu žmogus nutarė pats savarankiškai, tai kiek laiko normaliai patartumėt sportuoti, kiek kartų per savaitę, per kiek tinkamą raumenį atsistato raumenų grupės, kad tiek kartais žmonės nori sustiprinti, sakykime, kojas ir daro 5 kartus per savaitę vien tik kojų pratimus. Tai ar tai... Matot, čia vėl kalbama apie mėgėjų. Kadangi mėgėjas nebus aukšto fizinio pasirinkimo, tai neturės tiek daug laiko, kad galėtų per dieną skirti 1-2 treniruotės kiekvieną dieną pačiam fiziniui krūviui, tai mes pradėtume nuo to, kad jisai bus, manau, kiek silpnesnis, tai mes jam skirtumėm kokias 3-4 treniruotės per savaitę priklausomai nuo to, kiek jisai dirba darbe, koks jo darbo grafikas, kiek pačiam jam tenka varžybų tą savaitę, ar iš vis tą savaitę bus varžybų, perinant į savaitinį mikrociklą, susidėlioti taip, kad jam būtų tas fizinis krūvis eitų tik tai į aukštesnę kategoriją ir treniruoklių salėse atėjus, jeigu kalbėsim apie treniruoklių salės, nepulti vien daryti, tarkim, jeigu man reikia ištvermės, tai vien tik tai bėgti, jeigu man reikia stiprių kojų, tai aptraukim vien tik tai kojas, pamirštant, kad yra tiek rankos, tiek liemo, tiek ypač stuburo visi raumenys, nugaros raumenys, krūtinės raumenys, šitų nereikėtų dalykų pamiršti. Akcentuokim, kad mums reikalinga greičio ištvermė, pats staigusis judėjimas po salę, patys judesiai, tai aišku, kiek galima atkartotų pačius fizinius krūvius tiek patirimus per varžybas, turėtų atitinkamai eiti ir per treniruočių ciklą. Ir pabaigai populiariausias, aišku, klausimas iš mėgėjų krepšinio, ypač jaunų krepšininkų šuolio gerimo programas. Jeigu nori žmogus savarankiškai, ką jam reikėtų daryti ir ko nereikėtų daryti, kad norint, kad kuo geriau pats šuolis pasigerinti konkrečiai. Taigi šuoliai vienas dažniausiai klausimų užduodamų ir vienas aktualiausių ypač jaunimo amžiuje, kadangi jaunimas labai nori dėti krepšį, aukštai šokti, bet aišku negalvoja, kad jam reikia iki to krepšio dar prasiveržti, tai pradeda skaityti klausimus forumuose ir žiūrėti, ką galima daugiau padaryti, kad tik tai šuolis būtų aukštesnis. Nuo sovietmečio laikų atėjus tokia, kaip sakant, mada, jeigu man reikia šuolio, man reikia staigiosios jėgos, dar kaip seniau būdavo vadinamas sprogstama jėga, darydavo ypač viską greitai, su kuo didesniu svoriu,
būtent ypač pagrindė eina pas mus šuoliai su štangomis, rovimai. Tai yra vienas iš gerų variantų, tačiau pamiršta žmonės, kad tai yra mėgėjai, pamiršta, kad fiziniam krūviui, ypač krepšininkam, jiem per varžybas nereikia šokinėti su štangom, jiem per varžybas reikia būtent savo fizinį krūvį padidinti tiek, kad galėtų pats pašokti, atsispirti paukščių nuo žemės. Tai žmogui tokie pratimai, kai su svarmenimis dideliu svoriu prasideda nukrypimai nuo mūsų tikslo, prasideda būtent išlenda bėdos, kur buvo nepasiruošta, kur buvo nedadirbta, patys mūsų pratimai visi sueina į vieną krūvą ir galiausiai rezultatą matom tikrai ne tokį, kokį norėtumėm, kokia mums nauda iš šuolio su štanga ant pečių, kai tenais yra didelis fizinis krūvis būtent kojų raumenims, kai jau kojų raumenys atsisako, pradeda eiti ant mūsų sausgyslio, mūsų raiščio, mūsų sąnarių ir pradeda byrėti sąnariai ir jau dar ypač mėgėjai nepajaučia, bet pradeda jausti sąnariai pabėgiojus, pašokinėjus ir prasideda jau tada eina traumas, sudyla sąnariai, ypač to fizinio krūvio per didelio. Pradėkime nuo to, kad atėjus į treniruočių salę reikėtų nepulti, tarkim, vien iškart bėgti ant bėgimo takelio, o kiek įmanoma prajudinti raumenis, tai užtruktų 2-3 minutės sutepti būtent sąnarius, paruošti fiziniam krūviui, tai užtruks tiesiog tie paprasčiausi pasisukiojimai į šalis per korpusą, darbas, lengvi pritupimai, lengvi įtupstai į šonus ir tada jau einamės ant bėgimo takelio, prasibėgam arba dviratį naudojam dar kažką, kas būtų jam aktualu, tikrinant, aišku, kad pulsas neužaugtų, neužeitų per aukštai, tai būtų, tarkim, pasižiūrėti nuolat reikėtų pulsą. Mes juk apšilnėjam, mes jau dabar ruošiam būtent širdį visą kraujotaką fiziniam krūviui. Ir toliau po gero apšilimo pats dinaminis tempimas, nenaudokim statinio tempimo, ilgo ištempimo raumens, kas neaktualu šiuolaikiniam krepšiniui, kaip yra ištirta. Pradėsim mes nuo pačio dinaminio tempimo, tai jis turėtų užtrukti vieno raumens tempimas maksimalioje judesio situacijoje kažkur 2-3 sekundės, daugiau mes netempiam, tuomet galima tą visą būtent tą apšilimą pavadinti dinaminiu apšilimu. Ir toliau keliausim prie treniruotės. Prie pačios treniruotės. Tvarko, ir kaip supratau, tiesiog treniruotė kiekvienam vos nesmeniškai turėtų būti sudaryta, kad pagal jo fizinį ir pasirengimą ir pagal jo, sakykim, tos konkrečiai siekius, ko jis nori. Yra komanda. Mes turim komandą. Ten yra pozicijų žaidėjai, kiekvienas yra individualus. Daromės, kai treniruotę darom kaip ir visai kartais komandai, kartais daugiau individualiai pritaikom, būtent ypač kas mėgėjai dažniausiai treniruojasi savarankiškai, dažniausiai nesitreniruoja kaip visa komanda. Taigi mes einam prie to, kad jeigu mes treniruojame savarankiškai, tai treniruočių programa turėtų būti skirta savarankiškai dirbti. Ko mums dar reikės? Mums reikės nebūtinai vienas svarmenis, nebūtinai vien treniruoti, išnaudokim elastinės gumas, išnaudokim balansinius pratimus, išnaudokim kamuolius, štai ko galėtų labai daug ką pasiekti. Vien tik tai pritupimai su elastinė guma laikant prie pečių žymiai gerina būtent raumens. Su elastinė guma galėtų daugiau pasiekti negu būtent vien su tuo pačiu didžiausiu svoriu darant su svarmenimis. Bet nereikia pamiršti ir pačio fizinio krūvio iš svarmenų. Tvarko, tai dabar, jeigu nusprendžia krepšininkai tiesiog pradėti viską, kaip sakant, pasportuoti ir visą gerinti, tiesiog reikėtų ateiti į sporto klubą Impuls ir paprašyti specialistų ir tiesiog kreiptis kur. Į jūs, į kolegas? Prašom kreiptis tiek į mane, tiek galima visada kreiptis į kolegas, priklausomai nuo kokį pasirenka sporto klubą. Aš manau, tiek Vilniuje, tiek ir bendroje Lietuvos mastu sporto klubuose dirbantis treneriai galės tikrai pagelbėti bent jau tiek, kiek patys išmano, tiek, kiek patys susitūrė.
tiek iš bendrosios pusės, kas yra būtent skirta, daleiskim, tiek krepšininkam, tiek paprastiems žmonėms, kad nenukryptų žmogus nei į savo pusę, nelystų ten prie tokių pratimų, prie kurių jisai gali susižaloti. Viskas gerai, dėkui labai už informaciją ir už pokalbį. Prašom, dėkui.